Mano kriptonitas būtų... Nu gerai, kas, pažiūrėjau apie baimės, ne? Kas yra tavo kriptonitas? Aukštis. Tavo kriptonitas yra aukštis? Į aukštą. O kaip tu eini karuselės? Kiek aukštai turi būti, kad tu jau... Karuselės tai visai smagu. Bet bijau. O tu, jo, kiek aukščiausiai gali 5 metrai, viso jau tau bijai. Ne, 5 jaučiu dar ne. Man oro balionė irgi nebuvo baisu labai. Tai what the fuck, seni? Žinai, kas labai įdomi. Man yra baisu aukštis, kur man pačiam reikia priimti sprendimą ten nušokti nuo kažkur, ar jeigu neatsargiai eiti, bet jeigu, tipo, kad ir aukštai, žinai, nuo lėktuvę galiu pat. Tai... Oi, esi šokęs su parašiutu? Ne. Norėtum? Norėčiau. Apie žalas esu sušokęs. Man patiko, aš norėčiau antrą kartą. Daug Bet labiausia tą žingsnį žengti iš tiesų, tai nežinau, galimai valandą prastovėčiau ten. Tai nestovėtum, tai Išstumtų. Ja. Tai va, bet iš esmės tai, aš atsimenu, kai šokau, nu, kiek ten buvo, 6 metrai į vandenį tiesiog. Aš kokią minučių, flet, verčiausi ir tai, flet, kaip žinok, žoskai perlip man. Man atrodo, mes kai buvom Graikijoje su tavim ir atsimeni, ten buvo ten tramplinas. 3 metrai ir 5 metrai. Tu nuo 5 metrų šokai, aš nuo 3 metrų ten. Jo. Net nebandžiau aš nuo 5. Atrodo, iš viso, net ten daugiau gal buvo nei 5 metrai. Ten žiauriai aukštai ten buvo. Bet iš aukščiau, kai žiūri, sakai, atrodo, aukščiau. O ten, žinai, dar vanduo skaidrus ir tu matai visą dugną, kur ten 10 metrų. Tai šis tada zaibys. Nes tu kai Ne, nematai, tai faktas. tu nematai dugną, yra Eik, tu savo baisiau. žiauriai baisu, jo. Kai matai dugną, tu bent jau žinai, kad nepasimausi ant kokio akmens. Nežinau, aš ten, kur šokau nuo 6, tai mačiau dugną, bet vis tiek. Baisu buvo, ne? Belia kaip. Ir tose aš jau ten vis bandau prisiversti nušokti. Vienu momentu gerai viskas šoksiu. Ten jau ten biškai reikia įsibėgėti, matai, nušokti. Ir vienu momentu bėgu ir belia kaip tavo peršykau per batą, stojau, slydau ir vos tiesiog į akmenį nedribau. Čia yra blogiausia, kai jeigu bėgi, tai bėgi, nes jeigu sustosi, gali nukristi po nedašokęs vandens, žinai. Galiausiai nušokau, pasakau, gal kem minučių. Į mane filmavo su GoPro ten iš apačios, tai kem minučių vandenį mirti. Visas 2 kortelės pasibaigė. Jo. O tavo, Tomai? Baimė kokia? Ne, kriptonitas. Kriptonitas. Čia toksai žodis, kur... Blema, nežinau. Mentai. Ne, aš nebijau policijos, bet... Ui, pareigūnai. Jis bijo gulinčių mentų. Nu jau tik nereikia, neturi iš vis baimę. Ne, aš galvoju, bet aš nežinau. Nu, pabandyk pavardink, kokią baimę. Žiūrkės. Nebijau. Orai. Nebijau. Moterys. Nebijau. O jeigu ten tie kirminai, kur gyvena tavo skrandyje? Nu, tai nemalonu, bet nebijau. Nu, ką, būtų, tai būtų. Nu, pavyzdžiui, oligarchas bijai? Ko? Oligarchų nebijau. Galima savęs patys. Nežinau, ko iš tikrųjų bijau. Aš kada buvau sugalvojęs kažkokią fobiją, bet neatsimenu. Nebijau nei aukščio, nei greičio, nei... Greičio aš irgi kažkiek, tipo, biškai yra baimės. Nu, tipo, vieną kartą važiavau ten su mašina, išpaudžiau vieną kartą 200 ir nenorėjau daugiau. Aš tai turiu biškai baimę. Ko? O tai? Gylio? Nebijau. Aš irgi nebijau Jau gylio. sūraus vandens, atsimenu, blema Turkijai buvau. Ir maža dar, smegenyse dar nebuvo tos minties, kad sūrus vanduo ir negalima atsimerkus plaukti. Nuplaukiu, belia kaip toli. Karočią panėriau, pys atsimerkiau, o sūrus vanduo belia kaip. Akis griaužė, išnėriau ir aš negaliu atsimerkti ir nežinau, kur krantas. Tai karočią ten, man pasisekė, kad buvo kažkokio, nu, tipo, toks kaip baseinuose būna, taip, tokie plūdurai pailgi per visą. Jo. Ir buvo belia kaip toli ir jisai kažkodėl, bent gal, tipo, kad žmonių nebeplauktų, tai tipo, toliau. Tai gerai, kad buvo šalia manęs, tai užsikabinau ir išgyvenau, nes būčiau tikrai nuskendęs. Nes atsimerkiu ir tiesiog nematau, kur plaukti. Ir negaliu atsimerkti niekaip. Nu tai, bet vis tiek, žiūrėk, turėt baimę. Tai va aš... Gal bijai, pavyzdžiui, kad staiga pradėtų tavęs visi nemėgti. Nebijai tokio dalyko? Kad tu būtum, nu, tipo, nieks nemėgti tavęs. Nu, Disrespekto. Tuo momentu gal, žinai, ne tai, kad bijai, bet tiesiog būtų nemalonu, bet tai vis tiek praeitų, anksčiau vėliau. Visi pamirštų. Gal, pavyzdžiui, bijai, kad visi tavo reels ateinantis maks 100 peržiūrų surinktų. It is what it is, nu, darysiu kažką kitą. Gal, pavyzdžiui, bijai, kad... bankas jau davė paskolą. Jo, da. Aš tai žinau, ko aš bijau dabar. Gal vaikų bijai, Tomai, ne? Ne, nebijau. Aš 4 dabar bijau po mūsų kelionės. Ar tai bijai 4? Nu, šiek... Nes iš tavęs tai nesimatė, kad bijai. Ne, aš nėra taip, kad aš jų bijau, bet antrą dieną tai tikrai aš jų prisibijojau. Nes mes pirmą dieną išvažiavom, 4 bičai, laisvė, visa kita, žinai. Žodžiu, iš esmės mes 2 dienom išvarėm mišką su 4.
Galima apie tai papasakot, biški. Bus videkas, tarp kitko, tai pamatysit visą tą istoriją, bet šiaip žiauriai kietai, kad išvažiavom tiesiog, be jokių, atrodo, visas problemas palieki, tu išvažiuoji tiesiog į miškus, kur žinai, kad naktį bus minusas. Ir ar jūs galvojat, kad mes pasiruošėm? Nope. Galvojom, kad pasirašėm. Ja, galvojom, kad pasiruošėm. Koks tikslas buvo važiuoti? Final destination. Destination turėjom... Ar čia buvo, kad reikia išgyventi, ar reikia nuvažiuoti 100 km? Gavosi, kad ir išgyventi reikėjo. Bet iš esmės mes turėjom virš 100 km rautą, kurį norėjom apsukti. Ten yra kelios vietos, ten bunkeriai, kuriuos aplankyti norėjom. Jo, žodžiu, tripas. Tripas, jo. Boys trip. Jo, boys trip ir įsivaizduok, tipo, scenarijus. Man Lukas tiesiog sako, žiūrėk, o tu ten įsidėsi, pasiruošai, jo, aš visą turiu, žinai. Tada dieną prieš, ar gal netgi tą patį rytą, seni, o tu turi mėgmaišį, o palapinę? Nu, mėgmaišį gal surasi, bet palapinę ne. Atzin, mėgosiu lauke. Tai galiausiai mes išvažiavom. Mes dar, ačiū Dievui, užsukom nusipirkti ten vilnonių kojinių, aš ten nusipirkau, žinai, ten kirvuką, ten viską. Tautas armijai ir civiliams pardavėjai. Jo, labai fainas buvo, labai geras pardavėjas. Tai visko prisipirkom ir mes išvažiavom. O žinai, aš iš savo pusės, aišku, papasakosiu dabar, žinai, tas momentas, kai tu išvažiuoji ir ilgą laiką šiaip nesidėjau ant keturačio. Ir man, žinai, drąsos pilnos kelnės. Skersas. Ten ir taip, ir anaip, žinai, tipo. Ir nežinau, kiek galima pasakot. Buvo avarijų. Per tą drąsą buvo avarijų. Ir, pamatysit, aišku, videkę tas avarijas, bet jokingiausia yra mano avarija. Čia jau pasakos tą naktinę, ne? Jo. Galiu, ne? Gali. Tai, ta prasme, šiaip visas fainai mes aplankėm ten tos bunkerius, žinai, ir prižvengėm ir viską, sutikom kažkokius bičiukus dar miške, žinai, tai jie ten irgi su mumis ten trynėsi po tą mišką. Nu ir galiausiai jau mes aplankę tos bunkerius, važiavom, aš net nežinau, kur mes ten naktį jau važiavom, tipo, tikriausiai ieškoti jau nakvynės. Jo, ten jau šiaip link nakvynės. Nebuvo, tipas, pasižymėję, kad va ten ir ten nakvosim. Ne. Labai daug yra šiaip pavėsinių. Tai kur čia tai? Link Kazlų Rūdos ten važiuoja. Ten geri miškai, ten jo. Tai ir žodžiu, žinai, pas mane vis dar naktį labai daug drąsos. Tu neįsivaizduoji, kiek pas mane drąsos. Iš įdomu, iš kur ta drąsa atsirado? Jo. Ir aš skersas į posūkį, iš posūkio ten, žinai, gazas tik iki dugno, žinai. Papasakosiu, aš visą laiką važiuoju priekį, nes lydinu jas visus, žinai, nes aš turiu prieš savo navigaciją ir aš labai dažnai nematau, kas įvyksta gale. Tiesiog būna važiuoju, atsisuku ir nebėra nei vieno. Aš jau apsivertę. Tai ir, tipo, aš, kadangi skersuoju ten visą kitą ir aš pagavau kažkokį, dar ledą, žinai, miško keliukais ir mane žiauriai sumėtė ir kur yra tie kelias ir kupstai, tai keturratis tiesiog sukosi ir su šonu į tą kupstą. Ir seni, ta prasme, man viskas kaip sapnas įvyko, aš nelabai supratau, bet ta prasme, į tą kupstą tik ir keturratis kaip stovėjo, taip stovėjo. Ir aš kaip per žaidimą koks. Tiesiog nušokau nuo to keturračio, mane numetė, nuskrėjau, žinai, per keturratį, per viršų, ten 2 kulveršius ir taip toliau, ir tada galiausiai, kai akrobatas tiesiog, haja, ir aš matau, žinai, ten matas su aišiu, atbėga, ir taip sustingsta būdu, ir aš toks, aš sveikas, ir tokie, ir tiesiog nueina, žvengdami, žinai, įdomu. Aik tu savo, seniai, aš atsistoju ant to keturračio, tipo, toliau žiūriu, Lukas jau parvažiavė, pasigėdė, žinai, grįžta, kažką, sveikas, jo, viskas gerai, tik pradedam važiuot. Kažkas keturračių negerai. Sustojom, tipo, aš ten parūkyt, žinai, okei, parūkom, pizda, ir aš ten, seniai, tu neįsivaizduoji, kas nutiko, aš čia skridau, čia, wow, bet aš sveikas. Ir taip, čia mes kaip tik tuo metu sutikom. Ne, mes kaip tik tuo metu sutikom tos bičiukus. Sutikom bičiukus. Kur miške bastinės ir sako, tavo ratas nusimontavo. Jo, aš šoviau su viena pusė, o nusimontavo kitos pusės ratą, žinai, priekinis. Esam miške, be ryšio, nėra ryšio, ta prasme, vidury niekur. Ir ką daryti, kaip užmontuota padanga? Tai tie bičiukai sako, seniai, turiu karočią stabdžių skyšio. Stabdžių valiklis ten buvo. Jo, stabdžių valiklis. Jo, breiklineris. Ripurčkai ir padegė. Taip. Seniai padegam. Okei, aš esu offroadų važiavęs, aš esu matęs, kaip čia daro. Jo, važiuojam. Ir aš tipo, davai jūs purškit čia dėkit, aš tiesiog su GoProškė pafilmuosiu prie to rato. Šitaip, ne. Jo, ir aš stoviu su to GoProškė prie to rato, va toks, žinai. Jau, varykit. Ir šovė. Ir ta ugnis, karočią liepsna.
šovė atgal, žinai, į mane. Ir aš su to gaubroškė. O, ble. Ir tai pasižiūriu, kažką, aha, viskas ok, jaučiu, čia nusvilo, nukepė. Tada kažkas, ar tu, ar ten kažkas... Kitą dieną aš patą pasakiau tau, kad... Tu tai kitą dieną, bet dar tą patį vakarą kažkas sako, tu be blakstienų ir bent tokių vos nežinai, tipo, aš tai pasižiūriu čistai, blakstienos šitą antakį padegė, žinai, blakstienų nebėra. Karočią, tai vat pasideginau, po to pasirodo, nusikepiau ir veidą, nes antra diena ar trečia jau dabar baigė atitint. Nes buvo užtinės veidas, aš tiek kremų visokių pritepiau, dabar degonės, kad prikvepuotų. Bet žodžiu, tai va, aš prisidirbau, bet ačiū Dievui laimingai. Tai mes užmontavom tą padangą, operatorius paskambinau, žinai, sakau, tu gyveni netoli, davai atliek. Atvažiavo į tą mišką, pripūtė padangą, ir žodžiu, mes išsigelbėjom. Ta padanga užsimontavo? Jo, viskas suveikė ir aš... Pompos net prisimenu? Ne, nieko. Nice, geras. Jo, tai va, pavyko. Tai čia buvo vienas iš Starlighto aparto, tai dar visko daug buvo, aišku. Tokių mini irgi varjėlių, bet šiaip čia turbūt įsimintiniausias buvo tas momentas ir kitas įsimintiniausias momentas tai buvo mūsų naktis. Šitai bičiai, ta prasme, sugalvot ir nepasiruošti. Bet tas nepasiruošti, tai mums tiesiog nepavyko niekaip uždegti laužo. 2 valandas bandėm, virš 2, antrodo valandą. Viskas šlapia, visa mediena šlapia ir apsnikta. Ir niekaip neina pakurt. Ir tada galiausiai, tu tesk. Tai aš iš pačio savo iššūkį davau, tai po tą su tuo uždegti, žinai, su titnagu. Ai, šift. Tai pavyko su titnagu uždegti, aišku, ten nepradėjo, po to jau pradėjom naudoti kitus įrankius. Vapšė nieko, ten Aistis ten sako, gerai, žiūrėkit, turim dar variantų, išsikasėm duobę ten vieną, ten bandėm skilutę padaryti, kad kaip kaminas to dabėjai būtų, sudėjom tą duobę, bandėm degti, nifikatą nieks neveikia. Deginom, ką radom aplinkui, vis tiek nieks nepadėjo, žodžiu, visą savo popierių, ten šik popierių, ką turėjom, nieko nebeturėjom, galiausiai ten jau kol degiam laužą, Tanas susimigo, va taip ant soliuko. Jo, aš tiesiog užmigau. Susimigo ant soliuko, tada Aistis, kai pasidavė laužą, dek nuėjo miegot, jisai laukia miegojo. Tiesiog noriu priminti, kad laukia -7 ir jis laukia miegojo ir aš užmigau ant soliuko. Aišku, Aistis turėjo karinį tą mėgmaišį. Jo. Ar mėgmaišį? Mėgmaišį. Bet ir ant kilimėlio mačiau ten. Jo. Nes mačiau per istoriją, kad jisai tipo mėgojo čia, o paskui naktį atsikėlė kažkur prie 4 pasislinkęs ant žemės. Tai mes pastatėm palapinę su Matu, pakvietėm Antaną iki palapinę. Matas irgi nuėjo mėgoti, aš sutvarkiau dar aplinką visą per tą laiką. Ir aš, žinai, aš taip galvoju, blemant šaltą. Ir galvoju, dabar yra 3 ryto. Mes radom stovyklautę gal 10-11, galvoju, tai iki 3 ryto kažką bandėm įrodyti ir nepavyko. Ir po to galvoju, blema, gal pabūt sargu, nemėgoti, nes, aš neįsimėgau, šalta, blema, man su šitą apranga dabar, bent jau jaučiuosi, kad kažkiek šilta. Vis tiek šalta, bet galvoju, gal pabūdžinai. Prastai įsimėgosiu. Tai taip ir buvo. Realiai aš pasiėmiau tada jau ir aš nuėjau į palapinę, tai mes 3 įsimėgavom palapiniai, atsiguliau per vidurį ir neakauju. Turėjo būti šiltas. Turėjo būti šilta, bet mano pažiūrėtas mėgmušis -10 šiaip palaiko. Tai kaip ir turėtų būti viskas gerai. Nebuvo viskas gerai. Buvo prasčiausia naktis turbūt, kurią esu mėgojęs per porą metų kokių. Nežinau, kada buvo paskutinį kartą taip. Aš pirmą kartą girdėjau, kaip tu kaleni dantim taip. Ta prasme, aš nuo 3 iki 6 negalėjau užmigti, vapšė. Tai vis bandydavau, ten pamėgi 10 minučių ir nepavyksta. Bet nuoširdžiai mano krūmas, norėjausi. Mano kūnas taip drebėjo visą laiką, kad aš nežinau, galvau, kad dantys išsitaškys man. Jo, girdėjau. Nuoširdžiai, va šitai va visą laiką. Ir taip iki 6 ryto, po to jau biškai pradėjo čilinėti oras, jau galėjau numegti, bet kosmosas, seniai. Ir aš 3 kojinėm buvau užsidėjęs, taip šalta buvo, taip nefainai, kad wow. Aš tik prisimenu vieną highlightą, jisai kalena dantim, o šaibą šalt taip noriu. Ir karočią, bet apsimetu miegantis, karočią. Ir manau suspaust ant tiek, kad tiesiog tokį, žinai. Ir taip pašaunu tą šaibą, jas girdžiu. Kalena toliau ir žiūriu, tokį šnipą pavyko paleisti, kad nieks negirdėjo, einu miego toliau. Tai va šitą highlightą labai irgi atsimenu, va todėl aš atsikėliau, nes atsikėliau, taip noriu į tūliką. Man dar mištunį sustraukė. Be miegant, tipo? Jo, blemba, ir taip kalendant, ir taip koja pradėjo traukti, what the fuck.
Žodžiu, ten kosmosas buvo. Man kadangi yra nušalę pirštai vaikystėj, kojos, tai man šiaip šala visada, jeigu iš šaltesnis oras viskas, ne, tai aš tada nejaučiau kojų tą rytą, kai atsikėliau. Aš nusimaunu kojines atsikėlęs, tie dar miega ir aš pradedu trint kojas. Nejaučiu pirštą. Ir man pirmas highlightas, kaip iš Karibų piratų, žinai, kur ta yra scena? Karibų piratų. Jo, Karibų piratai. O kaip aš sakiau? Tu sakai Karibų, šiaip Karibų. Karibų. Nu, tai žodžiu. Ir ten yra tokia scena, kur tiesiog bičas pasiėmė, nu, ten pro ledus plaukė ir pasiėmė pirštą ir nulaužė, tiesiog, žinai, nuo šalčio. Ir aš trinu. Ir bijau. Ne, aš bijau juos lies, nes karočią galvoju, o jeigu aš tiesiog nukasiu pirštą, žinai. Tai blemba, tryniau. Ir šiandien, kiek jau dienų praėjo, aš dar 2 normaliai nejaučiu. Seniai iki dabar yra jie tiek užšalę, tipo, aš juos galiu judinti, ne, bet pagalvėlės jos dar kaip per skrusdelytės atrodo bejoja iki dabar. What the fuck, kodėl taip yra? Vėl geras. Nu, čia... Tai kažkaip biški bijau. Biški, amputuot reikės. Šiek tiek bijau. O ne juodi pirštai šiaip. Ne, dabar tik mėlyni. Dar tik mėlynis. Pradžiai buvo geltoni, dabar mėlyni. Juodumo eina dar. Jo. Tai dar normaliai. Bet tikiuosi bus viskas gerai. Na, šiek tiek kad nereikės nieko. Žodžiu, pasiruošę buvot Max, matau. Blemba, atrodė. Atsakojimus, nes... Mes net nevalgėm nieko tą vakarą. Jo. Nes mes norėjom grinai maistą, kurį išsikepti, turėjom ten batonėlį kažką, bet, tipo, nevalgėm, norėjom, tipo, mėsytės, tai mes tą laužą bandėm degti, kol visi galiausiai išmirė ir gavas nieko nevalgėm, o, žinot, Aurimas man kažkada neatsakė, kad reikia būtinai pavalgyti prieš miegą, nes tu save iš vidaus sušildai. Tai nepadėjom savo to labiau, tai Žodžiu, tiesiog. Labai blogai. Nieko neturėjot. Kaip sakai? Termos arbatos. Ryte, MVP. Atvežė 2 termosiukus arbatų. Įzė, kaip gerai buvo, eiktų savo. Na jo. Šitą labai akingai mes turėjom vandens susėm dar. Eiktų, na. Kažką davėm Antanui vandenį. Tipo, mes turėjom bagažinės ir Antanas buvo be bagažinės vienintelis. Tai pririšom ten kiek smarkiau su diržais. Su diržais pririšom butelius vandens jam prie to keturačio. Tai pirmą butelį ten jis pametė gal po valandžio, antrą butelį pametė dar po poros valandų. Likom be vandens praktiškai. Ta pačią dieną nusipirkom vėl vandens, abu buteliai prakiuro irgi, tai vis tiek galiausiai buvom be vandens, žodžiu. Na ir tada galiausiai naktį Matas su Luku galvoja, aš miegu ant suoliuko ir jie sako, dar turim biškį vandens. Visų pirma, tai aš buvau toliau, aš neturiu nieko bendro su šitu. Senė, tai kas virė? Gerai. Turėjom dar viryklę. Tai čia antra naktis jau. Čia pirma. Čia pirma naktis, jo. Čia tiek įvyko, žinai. Okay. Turėjom dar viryklę, kur, tipo, ten užsikurt galima maistu, kad ten bandėm karšto vandens pasidaryti. Iš ko surinkom to vandens likučių. Kažkaip neveikia ta viryklė, aš nesprantu, ten bandom kurti, nichuja, ten, ugnies neduoda, tai vis patikrinam, vis, šaltas, o jau biškai gal šiltesnis. Čia stalas, o čia aš miegu. Jo, jisai miega ant celiuko, kada čia stalas. Matas kažką ten, žinai, tai aš vis laukiu, Matas kažką ten vienu momentu bandė tvarkyti, pist, vos negavos, tiesiog nublaškė tą vandens viryklę. Ir visas vanduo gredai ant tadai, blėt ant veido, jis atsikelia. Šiandien pizdatavras, kaip per filmą. Bet jūs džiaugitės, kad neužvirė tas vanduo. Ačiū Dievui. Ir tiesiai ant veido, seniai. Ir tada kokias 6 minutės Matas su Antanu tiesiog kapojosi vienas su kitu, kad čia kaltas, kas nekaltas ir ką dabar daryti. Iš pradžių su ugnim nusidegino, paskui vandenį pipylė. Ir tada galvojau, kodėl man tas veidas toks keistas, nafik. Žiauru, blemba, ir aš atsikeliu -7, mane ką tik aplėjo, tas priebėgo, atsiprašau, aš galvoju, eik tu šiek, blemba, su savo atsiprašau, aš šlapės, tai daug nusirenk, padėsiu čia, žinai, o kiekvienas, kai yra taip šalta, kiekvienas pajudinimas ant tiek gelia, kad negaliu, žinai, ir galvoju, atsiknistų nuo mane, žinai, tėvo nelies. Kaip prikelia dar iš miegų, eik tu savo. Šlapės, blėt, tai atrodo užmušį žmogų. Taip. Belekas. Bet overall, aš sakyčiau, po visos, aišku, ten belekiek dar visko buvo, bet kalbėjomės visi, žinai, jau prie pat finišo, žinai, kad belekiek visokių nesąmonių, bet tie tokie išvažiavimai, nėra, nenupirksi niekaip, žinai, už jokius pinigus tų prisiminimų ir čia buvo man Max fainas dienas, žinai. Kietai, man tai žiauriai patiko. Laukiam dar, kol ateis iš Ciongo sąskaitą, žinai. Jo, visus sudaužimus. O tai daug apdaužėt? Blemba, ten buvo taip, kad ir karočią... Ir Aistis ten įvažiavo į Antaną, ir Aistis apsivertė ant šono. Eik tu. Ir Matas man įpiso į galą. Ir,
Užuojau to tieską. Nu, bent sakė, kad dar ganėtinai normaliai, nes atvažiuoja Hebra su nurašytais, ten ir taip toliau, sako, Hebra varo ant 50 ir tiesiai į medikalą. Tai poskis dešinė, tas bus to. Jo, tai sako, nuskina žmonės, kas yra iš tikrųjų žiauriai, reikia atsargiai, nes nu, ten, ačiū Dievui, ribotuvai šiaip yra. Nes kai tu miške važiuoji, šiaip atrodo, PM nėra daug, bet miške žiauriai atrodo greitai ganėtinai ir tu kai šauni, karts, nesuvaldai to keturačio. Ir jeigu tu šauni medį, tai tave nubloškia ir dažnai taip būna, kad tave nubloškia į medį. Taip. Ir ten susidurdai, ten visus prakiursta ir kepinis ar plaučiai. Galėtai su galva trinktelti. Jo. Kaip sakam, pinigai tai materialas daiktai, bet Antanas visą laiką sako, pohui, sako, svarbu mes visi sveiki. Taip, bet taip ir yra. Aišku, tavo pirštai dar nesveiki, bet... Kol kas. Ir mano veidas, ačiū Dievui, jau dabar atsistato. Aš tik noriu paklausti, o tu nufilmuoji savo krešą? Mano. Citrinkiai ir tave numetė. Ne, niekas nenufilmavo, nes jau čia buvo naktis, važiavom ir jie du už galo. Gal ten GoPro turėjai. Žiauriai būtų gerai, jeigu būtumėm už galo. Šiaip iš tikrųjų sunku užgauti, matai tokius dalykus, nes pagalvojus, vis tiek 247 nefilmuojas tam kamerom, ne Mr. Beast kokie esam, žinai, kad ten 15 GoPro turėtume. Tai labai, sunku užgauti tokius dalykus labai. Tai nebent, tipo, mes turim... Aš net nematęs jų, nes aš priekį važiavau. Jo. O net manis pasaka, tai atrodo, kad irgi filmą žiūrėčiau, žinai, net. Va, taip. Tai va, Matas su Aišiu viską matė puikiai, nes jie už manęs ir tiesiog jie važiuoja ir aš, nebėra manim, blėt. Pizda. Crazy. Prikolas, šiaip. Skamba prikolas iki tol, kad bus geras. Iki tol, kol juodi pirštai pasidaro. Jo, tai ačiū Dievui, kol kas dar mėlyni. Dar per daug aš nepergyvenu. Labai ten daug yra poligonų visokių karinių vietų, kur girdim, kaip kažkas treniruojas, turbūt šaudo, taip nejauko, žinai, biškai pasidaro. O aš jau, blėt, pradeda tave šaudyti. Jo. Bet ir tai vieną vietą sustojom, žinai, girdim. Tokia, kaip, atrodo, kad granatas sprogo, žinau, kažkokia kilo. Toks nejauko, biškai. Bet... Ne? Rūkydamas girdi? Nu, nes tu gyveni netoli. Tai. Adresą tik nesakyk čia savo. Kur sprogdina? Savo namų. Kur sprogdina? Jo, ten gaila, šiaip, blema turėjome maršrutę, kadangi taip užsitęsė mūsų tie dalykai, buvo ten vienoje vietoje, kur ant kalno aš pasitikęs manęs, Antanas gervę traukė irgi, žodžiu, Matas bijojo užvažiuoti kalą, tai Antanas ten perėvė jo motociklą irgi ten vos neapsivertė. Žodžiu, labai daug užtruko laiko ir mes nespėjom visą maršrutą važiuoti. Tai tokius, labai buvo toks mūsų maršrutas, kur važiuoji ir labai daug tokių kaip spogų, tokių įsikešimų, žinai, kur nuvažiuot. Tai antrą dieną 2 spogus nukatinom. Tai teoriškai nepadarėm visą maršrutą, bet mūsų maršrutas buvo 116 km, o mes nuvažiavom 105. Jo. Dėl to, kad... Nu, bliavo, ten, žinok. Grybavot kažką? Ne, Antanai padanga buvo kiaura, mes važiavom į Kačerginę tvarkys. Visokį tokį bairį buvo. Tai tu neįsivaizduoji, mes, karočią, šiaip žiauriai juokinga. Man prakiursta padanga. Nu, čia jau kitą dieną jau mes užmontavę iš vakaro. Kitą dieną man tiesiog kiaura kita padanga, žinai. Ir matom skilutę, žinai. Nu, okei, tipo... Ai, blėt. Skilutė, tai skilutė, žinai, varom. Ai, o aš buvau jau degaliniai, prisipučiau ir vis tiek leidžia. Nu, blėt, nu, okei, sakau, važiuojam, davai, čia tik išvažiuojam ir iškart už degano yra kažkokį, mačiau, padangų servisą, žinai, tipo montavimai. Jo, davai važiuojam. Pirmas highlightas. Tik važiuoju, o aš nežinau, kur čia tas posūkis. Aš biškai greičiau, taip dairausi, ant stabdžių, nes matau, kad reikia sukti. Tas ant stabdžių. Aš kai važiuoju gale, visą laiką spėju sustabdyti. Nu, tai buvo, blėt, nu nežinau, nu kas, nu yra, nu matai stabdą ir sustabdai. Jo. Nu, aš irgi stabdžiu pas Antaną. Piš man į nugarą, kad visą tik tai... Taip, jis galvoja. O aš, tipo, atrodo, kad stojęs dairausi su to šalmu, nematau nieko. Ir girdžiu, pum! Ir Lukas. Nesuprantu. Neįmanoma pamatyti, kad sustabdau. Ir tada žiūriu dar, blėt, lempos išdūžo. Nu, tu apie gėlytės turi galvoti, kad jeigu taip... Jo. Nu, be žodžių, čia nesmė. Okei, supiso lempą. Važiavam padangos taisyti, sugadino lempą. Atvažiavam mes prie tų padangų. Apie servisą papasakok iš savo pusės ten. Jo, į servisą atvažiavam. Aš intro padarysiu. Atvažiavam toks biškai lušnynų milijonierių servisas, žodžiu. Ne, blogas pavyzdys. Nu, lušnynas. Ir nieko nėra, jokio žmogaus aplinkui. Na, dabar tu pratęsk. Nu, ir aš tipo, taip, o mes neturim pasirinkimo, žinai, reikia. Ir aš taip pažiūriu per langą kažkur, matau bičas, bet taip bičas, nu, sėdukas. Toks sas. Jo. Sas labai. Žiūri taip irgi. Aš žiūriu ir jis į mane žiūri. Ir aš toks. Jis taip.
Tai kad tai. Atsikatik, man reikia pagalbos, blėt. Žmogus išeina, aišku, čia blėv, apsiverkiau iš. Nes prisimenu tą momentą. Negalima čia nieko sakyti, bet, blemba, man reikia pagalbos, žinai. Esu nežinau kur, ne savo kraštuose. Išeina. Pachmas. Seni, tipo, antradienis. Kaip tu gali gert, blėt? Antradienis 12 valandų ryt, žinai. Ta prasme, ateina žoskai kominis bičas ir tipo, blemba, bet taip stoju, žinai. Ir aš sakau, labą dieną, žiūrėkit, labai reikia pagalbos, man tokia skilutė, gal turi to šniūro, žinai, kur tipo sukišti ir užtaisyti, žinai. Sako, žiūri mane. Sakau, o tai gal galit man tiesiog kažkaip užlopit, man reikia važiuoti, žinai, tararam. Nėra elektros. Sakau, tai man nereikia elektros, man tiesiog kaip nors, tiesiog man padėkit tą. Ne, nėra elektros. Ir mes tokie tiesiog, nežinom ką daryti, man padanga leidžia ir neturim ką daryti. Ir bičas tiesiog kominis, stojo 12 dienos, antradienis. Seni, kaip, ble. Ir pas jį nėra elektros. Nėra elektros. Niūrų iki. Jo. Tai man šitas highlightas irgi. Ir jau, žinai, tas momentas, kur jam ką tik įkalė. Čia nesutvarko padangos. Tas dar ten gatavas negali padėti, žinai, tipo, o padangų, pilna padangų ir montavimas parašyta, žinai. Ką, žinau, tai kam tu čia montuoji? Tai, žodžiu. Jaučiu Tomas net žinau tą vietą, nes kačerginiais ten. Aš įsivaizduoju. Tai, žodžiu, ten, tipo, taip stojim ir visi pikti jau dabar. Va tas momentas, kur visi pikti. Ten tiksliau prie... Ai, ne, mes kačerginiais tokiam, tai Zapiškai ten buvo. Jo. Žinau. Jo. Aš mačiau istoriją jūsų, kurioje vietais buvo. Ten nebuvo istorijų, ten. Ne, man to negali. Kačerginiai kitas. Ten, va... Ten servisas buvo. Tai kačerginiai. Ai, jo. Aš aptakau. Tai va tada Lukas tiesiog, sakau, viskas, nuskambink savininkui, ką žinau, tipo, kur čia susitvarkyti. Tas rado kačerginiai, žinai, kad servisą. Tai nuvažiavam ten, prisipučiau dar padangos berods. Ai, užteko man tiesiog. Tai ten ir sutvarkė. Na, ačiū Dievui. Tai buvo elektra, ne? Jau ten buvo elektra. Jau ten maladė. Aš įsivaizduoju tą vaizdą, kur prieini prie lango, rodai tas. Jo. Man atrodo, kad Antanas dar nusifilmavo šitą turėjau. Ne, Aš turiu. Šitą tai aš įsivaizduoju, labai jokingas. Jo, tiesiog, labą dieną, gal galit padėti? Nu. Bet man reikia pagalbos. Nėra elektros. Tai kaip nėra elektros? Nu. Iki čia. Zapiškė antradienis nebūna elektros. Blemba, antradienis 12 dienos, man tai kosmosas. Tu ger, ką žinau, vakare, blemba. Bet nieks neužsirezervavo vietos, tai jisai turi ai, be rezervacijos viskas, ne? Supratau. Be rezervacijos jam atostogos. Supratau. Bet, Arba kelintadienis. Tai va, žodžiu. Nu jo, ten daug visko buvo, tai pamatysit video. Kelionė atrodo buvo smagi. Tai jo, video pas labai išspoilinom viską. Ir pas mane. Nu, vlogas pas Antaną bus kažkas. Tai bus vlogas, pas tave video apie kelionę. Tai va, galite pasižiūrėti. Nuėję, kažkada bus. O kom skiriasi vlogas nuo kelionės video? Nu, toks labiau after movie turbūt bus pas tave. Ne, pas mane bus, ką žinau, ta prasme, pas Antaną bus jo perspektyva visa, žinai. O pas mane bus visų bendra turbūt. Jo, va. Gerai. Dėdė. Visgi, rodysiu, kaip čia darosi. Jeigu elektra bus, tai kels video. Po tų 2 dienų, žinok, plemba. Nu, biškai prisiminiau tą meilę keturračiams iš tikrųjų. Nes aš važinėdavau su keturračiais, mes su tėvuku išvažiuodavom, man kaip ir patikdavo, bet visą laiką toks, keturračiais pravažiuoti mišką, žinai. Dabar labai ilgai nebuvau važiavęs. Ir supratau, kaip tai smagu iš tikrųjų yra. Buvimas tas gamtoj, važiavimas, taip su draugais, problemų sprendimas. Tai, tai pagalvojau, kad gerai, dabar reikėtų investuojam taupyti ten paskolai panašiai, bet pagalvojau po to, tai norėčiau... Noriu keturračių. Bet pagalvojau, kad keturratį tai būtų smagu po to kažką nusipirkti. Ir pagalvojau, kad net nefilmuotavo, tiesiog susiplanuoti tripą kokį, tai žiauriai fainai išlėkti. Jo, kai nereikia, negalvoja apie filmavimą, tai dar kitaip yra. Taip, nes tu kiek užtrunki šiaip sugalvot, kur čia ką nufilmuot, pasakyti ir taip. Šiaip apsikrauna, tada važiuoju į... Jo, taip. Visur, va, tiesiai, karočiui, ir plus kai su keturračiu, tai, visai kitas reikalas, negu nuomoti, kaip pavyzdys. Ten viena miške tokia vila buvo, įspūdinga vila. Vidury niekur, bet graži pievutė ir vila buvo. Teoriškai sakė, kad jie pleista, kad galima ten važiuoti, bet pabijojom, nes buvo tvartai, tai galvojom, kur čia tavo pleista? Čia vapšė net nepleista. Jeigu vartai. O ten buvo, pasirodo, klausėmės su Aišiu po to tą vakarą, žiūrėjau kažkokį video apie tą vilą. Tai
kažkokiu kariškiu, ten būna kaip namai vos ne, kur ten ir pirtis yra, ir baseinas, ir tiesiog apleista buvo. Dabar kokią stadiją, aš nežinau, ten jau gal perpardavinėja. Tokia urėdyja. Bus, ne? Aš nežinau, žodžiu, bet tų POI vadinamų point of interest spotų, kur aplankyti, ten tose miškose belekiek yra šiaip. Bet Lurdo šiaip daug. Ja. Nu. Šiaip Tai- ten link Kačergos belekiek, nes mums būdavo anksčiau važiuodamės rat race, tokios varžybos. Tai kaip vat, jūsų keturračiai, tai mes su mašinom. Jo. Ir ten, ta prasme, 400-500 km, žinai, nu, didelį labai, nu, tipo atstumai. Tai irgi buvo Kačergo, tai ten max gerų vietų irgi yra, ta prasme, kiek pravažiavome, ten su mašinom yra kosmosas. Tai va, jeigu neturėsim dar keturračių savo, tai reikės ciongo vėl parašyti. Kad... Galim gal dar pravaryti. Vasara tai žiauriai šiaip smagu, su kokiais keturračiais jos, nu šiaip. Šiaip ir žiemą labai fainai pas juos, nes aš buvau vieną kartą žiemą pas juos, tai užledyje būna. Ir tada jau ant rizikos varai per ledą, kas pravažiuos, kas nepravažiuos, žinai. Nu, bet blema, va tas, kad tu paskui miegi šali. Ai, bet tai be bėgojimo tokio. Aš tai norėčiau taip dabar normaliai, be jokių šalčių. Normaliai privažiuoti prie kažkokio telkinio. Prūdelio, išsimaudyti. Aфиgenai išsimiegi šiltai prie odų ir tada eini maudyti. Šiaip jeigu žmonėm patiks... Va, ko bijau, blėt, odų. Kai Kaip mane užnis, aš negaliu. Jo, šiaip zaibal. Jau, ypač į nebūna- į palapinę ir tas Jo. sustoja, bet galvoju, zibis. Jau beveik užmėgi. Nafik. Užmuši, ką nors, žinai. Jo. Na, toks pikts jėma. Tai. Gyvatės irgi labai užknisa blema. Pastovi kanda. Lietuvoj Pastovi tau įkanda, tau dažnai įkanda gyvatės. Ką, blėt? Žalčiai. Ne, ką. Tai va, jeigu patiks, padarysim gal antrą dalį kada. Vasarą. Taip, o dabar kaip tik va teisės laikausi moco. Nu, va. Nu, o ką? Išsilaikiau regitrą. Iš pirmo karto? Tai, nu, tipo teorija dar tik tais, bet iš pirmo karto ačiū Dievui, nes dabar buvau nusipirkęs, kiek aš ten 15 valandų tokie testų, žinai. Ten kiek testai, iš vis tokios nesąmonės. Man atrodo, kad aš ten ruošiuosi mechanikų būti. Tipo, blėt, pradedu spręsti testą, kad... Kaip užmontuot padangą? Jo. Tipo, O kaip mokina su ugnim ar nemokina su ugnim įdomu? ne, nemokina. Tai buvo ten, ką reiškia, jeigu ten alyva, ten tas ir anas, žinai, jeigu ten stabdžių, ten tas ir anas, žinai, ir ten viską, kaip ten apie mašinos visą šitą. Aš A kategoriją laikau, žinai, ką man to reikia žinot. Nu, okei, nesvarbu. Bet, žodžiu, namie sprendžiau, nei vieno neišlaikiau. Nei vieno. Rimtai? Nei vieno. Tu pret rizikavai į regitrą? Jo, po 5%, ta prasme, aš surinkdavau, žinai, ir paskutinį jau, tipo, naktis, nu, tipo, rytoj ryte turiu varyti, žinai, sprendžiu paskutinį testą, žiūri, neišlaikiau. Puhui. Bus kaip bus, žinai. Aš, pavyzdžiui, mėnesį dabar sprendžiu, tas po 9 renku ir aš nenoriu eiti, nes bijau, kad neišlaikysiu. Ai, rimtai? Jo. Bet, žinai, dar įdomus labai dalykas. Aš kai 2 kartus sakiau teisės, B1 ir B, ir iš pradžių mokiausi, kai B1 mokiausi, rinkdavau nuo 8,5 iki 100. Nu, tipo, 100 nebūdavo, 97 jaučiu ten. Ir labai įdomu, kad yra skirtingos tas mokymo sistemos, nes ten, kur rinkdavau nuo 8,5 iki 97, nuėjau į regitrą ir ant 8, man atrodo, išlaikiau, gal 7, bet būtų neišlaikyta. Ne, išlaikiau iš pirmo karto. Žinau, kad labai ant mažai. 80, jo. Ir tada, karočią, kai laikiaus B jau, sprendžiau per visiškai kitokią sistemą ir ten neišlaikydavau. Tipo, nuo 7 iki 8. Būdavo ten, išlaikai 8, 5, tai toks ant galiuko. Ir nuėjau į regitrą ir išlaikiau tam, atrodo, ant 9, 7. Bet čia irgi, kaip papuls klausimai, Jo. nes būna tokie testai, man irgi būna ten, karoči, belia kaip sunkus klausimai, kur aš net neįsivaizduoju ten atsakymą, žinai, ten, tiesiog. O jeigu tu neįsivaizduoji, tai, blėt. Jo, o būna tokių, kur, ta prasme, aš, nu, tarkim, duoda tau 30 minučių tam išsprendimui, aš išsprendžiu per 4 minutės. Ai, ne? Aš va taip, va. Nes būna ant tiek lengvi klausimai, nu, sako, iš atminties jau žinai ir panašiai. Tai tarpsme ten 9-7 varai per 4 minutės, žinai. Nes, o aš, tipo, užsirašiau į regitrą, 2 dienos, žinai, tipo, dar net nesprendžiau kiek testų, tiesiog sugalvojau, o, noriu moco. Aš iškart į regitrą užsirašiau, žinai, tipo, žiūriu sveikatos, tą viską turiu susitvarkę, žinai, okei. Tai, Pirmąją pagalbą irgi. jo, viską aš turėjau susitvarkę, žinai. Tai ir, tipo, davai į regitrą užsirašiau ir tik užsirašęs tada galvoju, vakare reiktų paspręsti, blemba. Tai pasprendžiau, neišlaikau nei vieno, nueinu į regitrą. Ir aš atsisėdu, lemmas, prieš 8 metus buvęs, tipo, jau nebeatsimenu, kaip ten kas, atsisėdu aš prie to kompiuterio, žinai, nu gerai, pradedam spręsti. Ir aš žinau, kad aš nei vieno nesu išlaikęs. Girdžiu, čia bičiukas. Jis anksčiau buvo atėjęs, žinai, vyresnis už mane, sprendžia. Ir, Ektona. Ir girdžiu, žinai, tipo, prie adminės nuėjo, nu, kaip sekėsi?
neišlaikiau. Ir man iškart stresas, blėt, jeigu jūs neišlaikė, tai jokšik man. Tada kita moteris, žinai, vėl ateina adminė. Nu, kaip sekėsi? Nesisekė. Le, dar didesnis stresas ir aš jau spaudinėjau ir tada baigti egzaminą, žinai, tipo, žiūriu, kur čia rodo. 80% išlaikyta. Le, ten irgi visiškai ant plauko. O nebūdavo anksčiau, kad 7-5? Ne, visada 80. Jo. Aš būtų teisę laikiausi, tai išlaikiau 8-7. O kaip manot, įdomus būtų video serijos, jeigu, nu kaip nors ten pavadinti, užpildau savo vairuotą kartelę. Ir tipo visas teisės laikyti ir apie kiekvieną padaryti video. Bet labai ilgai užtruksi padaryti. Ja. Senį autobusą, eik. Įsivaizduoju, Bet šiaip prikolas, nu. Motėtis turi visas teisės. Rimtai? Kas? Mano Motėtis. Eik tu? Turi, nu kaip skaitosi, profesionalo teisės. Visas kategorijas turi, absoliučiai. Mano tėčio draugelis kaimynas, irgi turi, man atrodo, beveik visas. Tai, jo. Jo, Bet ir laivo, ir lėktuvo, ir viską? Ne, tai lėktuvo nėra. Kitas, kur... Ten jau atskira. Jo, ten jau atskiras dalykas. Tu pasižiūrėk savo teisės, ten yra C, E, visi tie. C, B, B1. lėktuvo, Autobusas eina jo. Autobusas, troleibusas, fūra. Fūra jaučiu sunkiausia, ne? Ką žinau? Aš manau, kad dar autobusas sunkiausia. Nes, taip, autobusas, sprantis, ilgas ir su juo sunkiausiai išsisukti. O fūra dažniausiai būna su puspriekabė, tai nusukasi... Ką reiškia kategorija AM? Tai čia tos... Tai motociklas. Ai, pirdos, ne? 15. Aha. Gali parodyti ir man pažiūrėti. Biškai prisiminti. Tai B. Nerodyk daugiau jokių. AM, A1, tai ten yra Tai jo, mes turim visi B1, B ir AM. Tu daugiau turi, ne? Ne. Antanas tada laikosi A, tai jis gaus automatiškai A1, A2. Jo. Tai bus užpildęs trečdalį realiai. O, jau bus gražiau. Ir tada tau reikės C1, tai čia furytė gaunasi, ne? Tokia mini furytė. Čia C1 jo, nuo 3,5 tonos, man atrodo. Čia jaučiu, kad bulvės, kur veža ten. Nu tai dabar mes galime iki 3,5. Jo, dabar mes galim, paskui nuo 3,5 iki 7,5, fūra jau nuo 7. Tai C yra fūra. C jau visa fūra, tada D1 yra mikriukas vos ne. Jo, mikriukas. Kad daugiau žmonių jaučiu gali vežti, tada D yra autobusas, BE su priekaba. Mašina tiesiog C1E yra fūra ir su priekaba dar. Fūra ir, na, prasme, fūra su jo, su priekaba prikabinta. O CE yra jau ilga fūra. CE, matai? Taip jau ta legit. Taip, čia tai, kur yra 11 ar 12 metrų. Holy shit. Ne, gal daugiau, neatsimenu. D1E yra vapšė. Mikriukas taip būtų, bet su priekaba. Tada DE yra jau autobusas su priekaba. What the fuck, kiek kategorijų čia aš ne. Ir žodžiu T yra dar troleibusas, jo. Na. Wow. Ko tokia? S? S kategorija? Tai yra S. Parodyk S. Ką jinai Tai yra? reiškia S. Sniego mocas. Parodyk, kaip atrodo. Lintų metų bus ta teisės. Ai, nu tai dėl to. Ai, norim taip pas jį. Yra S. Žia. Sniego motociklas. Geras. Bet ir pas jį. Tai yra traktorius. Ai, nu. Ir pas jį ir traktorius yra, jo. Pas mus traktorių teisų nėra. Nu, O pas tave kokios čia... Mums nereikia. Savivaldybė reikia. Galiu sakyti, kuris laikai? Galiu pasakyti, kuris laikai? Norgiai. O bet tik, kad tu pasan norgiškos. Nori gyvenai pasikeitėjai. Bet dabar jeigu išlaikytum... Sen, O reikia teisių sniego mocui. Pas jį teisės galioja 15 metų, tarp kitko. Nice. Ką? Rimtai, 100 Norvegijoje? metų? 100 O metų kaip tu gali gauti 100 metų teisės? 18 įsilaikai iki 118. Pažiūrėkit, jis atrodo tikrai kaip iš cypės. Tai žodžiu, turbūt turėjome menį, kad ne mes susiformavom, bet mūsų pasąmonė suformuota, kad daugiau košės Kažkas čia yra susiformavę, gal... mes galim atsirinkti. Po 18 metų, man atrodo, žinai, kur tipo, po 18 metų, you go, boy, daryk, ką tu nori, žinai, bet iki 18 metų. Blema, dar 18 dar irgi sakyčiau jaunas. Dar jaunas, irgi žmogus. Jaunas, bet jau 18 metų pats mokykis, man atrodo, žinai. Aš manau, 18 sueina, mokykis dabar jau pats gyvenimo, žinai. Aišku, geriau negu 13, nes šiaip tik tokas leidžia registruoti Nu, taip, 13 metų, kas man irgi logikos nėra, nes ten tiek daug šūdo yra, šiaip ne Lietuvoje, bet aplamai visam pasauliu. Aš tik tai vat, nesuprantu, kaip
Nu, čia labai turėtų būti paprastas sprendimas, tai yra, nu, tipo, banas. Nu, kaip tu YouTube gauni, tipo, baną už Taip. savo nesąmonės ir jie YouTube negali... blokuoja ten, ar alkoholis per daug kažkas, ar ten dar kažką, Nu, ar tu straikus, ten dar kažką. Bet šiaip keiksmažodžiai, nu, tipo, angliškai keiksmažodžiai yra nelabai leistini, nes ten gali kaut tos kopistraikus ir panašiai ten. kopistraikų už kiksmažodžius, ne? Man atrodo, tiesiog demonetizina tavo šitą... Tais, nu jo, nu, bet tipo vis tik prižiūri, kažkokia yra priežiūra. O tik tokia, matai, kaip ir Arinas pasakė, turbūt nėra jokio atstovo lietuviško. Niekas botai nesupranta, ten jei jūs nesupranta, kas čia ką šneka, ar jisai girtas ar negirtas ir automatiškai nieko negali. Bet aišku, Žiauru. Bet čia turėtų būti kažkokia turinio, kažkokia priežiūra. Nu, tipo, kaip gali nematyti įvairiausios institucijos, kurios prižiūri internetą, tik toko, ką jie, blėt, po akmeniu gyvena. Tai ne tik tokio, eina ir Instagram'e tie patys šūdai, žinai, kurios perkelia iš tik toko. Facebookas tas pat, tai tu matai, kas per žmogus įkėlė tą videką. Nu, tai pasidomėjai, matai, kad Realiai, šūdą daro. realiai, žinai, tipo, aš nesakau, kad turinys, kur kelia kaip paustus į TikToką, čia viskas iš tų tiesioginių transliacijų eina. Nu, tipo, tie, kurie daro laivus. Jo. Vien tik šitie, Taip. realiai šitie visi, kurie daro tos šūdinus savo laivus, sugadino apskritai TikToką. Jo. Nes, tipo, dabar visi galvoja, ai, kad TikTokas yra degradinas, žinai, ir taip toliau. Nors TikTokas achuiena platforma yra kurti, žinai, bet tie visi, tipo, degradai su savo tais laivais, kur, žinai, maldauja, verkia, žinai. žinai galų galiausiai ne jos atsiremia čia visas šitas. Jie gal darytų, žinai, ir ten nebūtų jokio dėmesio, bet tiesiog yra žmonės, kurie suportina jos. Tik dėl to ir daro jie, Jo, žinai. čia irgi yra blogai. Jeigu nebūtų žmonių, visų, Bet blemba. su kurie, nu, tipo, Bet būna įsijungi ten kokį laivą, nu, apie TikToką, žinai, įsijungi laivus, permė, žinai, vakarę ant durniaus ir pamatai, kad ten 3 žmonės žiūri, nu, tipo, niekam neįdomu, bet tik šūdų žmogus daro. Aš nemanau, kad jiem nuo to, aišku, kažkiek dasideda tas, žinai, suportas, kad jos ten pinigais palaiko, ar ten, žinai, laikas. Taigi, kiek ten jiems sumeta šaibų, jeigu tas vien, kaip, nu tas, Lukas gal, vakarėlių tas liūtas, ne? No. Jeigu jam ten VMI pareina, ne, po 7 gabalus ar kiek ten, tipo, sumokėti, tu įsivaizduok, jeigu čia yra ten 15%, ne, ar ten 20%, tai reiškia, kiek jisai uždirbo iš žmonių, išmaldavo pinigų, kad jis gali, tipo, jis turi tiek sumokėti, žinai, taksų. Nu tai aš neįsivaizduoju, kiek jie išmaldauja ten. Nu ten žiauru, su tokiu turiniu, man sakau, TikTokas yra žiauru ir labai faina, kad šiaip tą trečią lentyną Arnas ir padarė šiaip šitą video. Jo, čia turbūt būtų palinkėjimas visiems, kad mažiau žiūrėkit tos šūdus karočią, mažiau jos supportinkit, čia mano tiesiog nuomonė. Ir palaikykit tos kūrėjus, kurie iš tikro stengiasi ir daro turinį, kad jums būtų įdomu. Nes daug tokių yra. Aš kažkaip, žinai, skrolindavau TikToką, žiūrėdavau, ten yra kažkoks, žinai, kūrėjas, kuris ten juokingą videką sukuria, ar kažkokį gražų. Nu, tipo, fainai, ir praskrolinu. Dabar aš pradėjau laikinti juos. Tiesiog, kad palaikyti jų, žinai, engagementą ir kad juos keltų viršų, o ne tos, blėt, priedurnius. Nes man šis pyktis įma, blėt. Good, man, geras sakau, požiūris. Žiauriai pyktis įma. Vaikai tai sugadinti, blėt, aš ir vakar mačiau streamą vieną žiūrėjau. Žiūriu, vienas vaikas rašo, matėjai, ką čia sako. Streameriai ten vienam. Sako, matėjai nujakas, ką daro. Jis nežinosi, nei aš nežinau, nei jis nežino, nieks nežino. Tiesiog kažkoks vaikas tai parašė. Streameris taip sako jam, sakau, koks nujakas, ką jis daro. Sako, kaip tik dabar daro laivą kaip myžą į kreuklę. Ir žvengų numetė, žinai, ektina, galvoju, blėt, nu vat. Vat yra žmonėm, kuriem patinka. Nu tai aš ir šiandien prisiminiau netgi iš vasaros, nežinau, ar aš pasakojau ar ką, kur vat prisižiūrėjau tokių nesąmonių, žinai. Tada, vat, pavyzdžiui, vasarą buvau čia prie Lampėdžių Kaune, nusimaudyti vakare. Ateina mergaitė. Nu, 3 jos buvo, bet viena, žinai, vyresnė, nu tai, ką žinau, ten, nu, iki 10 metų, žinai, piplės. Ateina pas mane, aš galvojau, nu, tipo, nuotraukos gal norės, nes matau su telefonai, žinai, ir labas, Antanai, nu, labas, žinai, ką tu pydaras? Ir aš taip stoju, žiūriu, kaip tu pasakei? Tai tu pydaras, nes tu auskarus turi, aš čia cituoju, čia jos taip pasakė, žinai. Ir tada sakau, o kur tavo tėvai, žinai, tipo, tai tenai sėdė, leido ateiti iš tavęs pasipizdavot, nes tu, karočią, esi ten, nu, ten daug negražių žodžių pasakė. Nu, tai čia Vaikai. Ir aš stoviu, aš nežinau, kaip reaguoti, nu, ta prasme, o kaip reaguoti? Aš tai net žiauru. Nu, kaip sakoma, vieną karate mūsų. Vieną žuvį. Ne, blema, žinok, ten yra tokių normalių vaikų, bet, blėt, kokių nenormalių yra iš tikrųjų. Ne, tai taip, čia daug kas ir nuo tėvų priklauso, bet labai daug tas turinys sudaro, kur paskui
Tiesiog jų pasaulyje žiūra mato kaip normalų dalyką, žinai. Biškai bijau, iš tikrųjų, galvoja apie savo vaikus, tai blem baisu. Aš kaip ir žiūriu, tipo, žinok, čia labai irgi priklauso, nes pas mus, pavyzdžiui, nėra šitos problemos, nei ten žiūri, nei ką, bet esmė tame, kad, tipo, kiek jie tie vaikai prisižiūri tų nesąmonių, kurie... Iš tavo pusės tu gali pakomentuoti. Jo, ta prasme, jisai žiūri tik toką, mano brolio vaikas irgi žiūri tik toką, viskas ok, bet jie, aš ten buvau irgi paklausęs, ar esi mačius ten tą, žinai, ir sako, aš nežinau, kas tai yra. Tiesiog, ar jiem nemeta, ar kas, aš nežinau šitą dalyko. Žinai, kas galiausiai bus, jaučiu, jiems, sakykime, nemeta iki tol, kol jų klasiokas nepasako ir jis pažiūri ir tada jau pradeda mesti. Jo, gali būt, bet esmė tame, kad... ratas. Blemba, šitos pusės mes, sakau, neturim jokių problemų. Blemba, bet tada labai, jeigu turi vaiką, turi labai tikrinti. Viską turi žiūrėti. Blemba, mes netikrinam, jisai ten kiek nori, tiek sėdi, tiek žiūri, ta prasme, neinam ir nežiūrim, bet jeigu kažką pas jį pakeistų, aš manau, sužinotum iš aplinkos, iš mokytojų ir dar iš kažko, žinai, nėra šitų bairių, tai aš nežinau, reikės paklausti, iš tikrųjų, ar žinai, nėra matęs, bet aš kažkaip manau, kad nelabai. Bet šiaip, sakau, čia kur, žinai, ten myža šika, tebūnie, bet ten, kur, pavyzdžiui, yra, kurie daužosi, mušosi, ten su peiliais vaidosi, va čia yra blogiausia, nes, tie vaikai prisižiūri ir atrodo jiems normalus dalykas. Ai, čia su peiliu, palei žmogų paskridysiu, arba, žinai, visi iš kojos į galvą, ten, ar spardysiu žmogų. Tai va čia yra, kur jie gali pradėti žaloti kitus žmonės, nes mato kaip normalų dalyką. Jo, šiaip teisingai sakai, nes, pavyzdžiui, tarkim, tenai Maibachas, ne, ten valgė tos... Apsišiko, apsivėmė. Jo, ir valgė ten tos kirminus, ne, PVZ. Jo. Tai yra buvę ten tų realybės šou, ypatingai Amerikoje, kur ten turi tas lervas ten suvalgyti ir... čia man, važiai, dar okei. Man tai ne okei, bet sakau, kad čia yra... Iš blogiausių dar nėra pats blogiausias, žinai. Jo, bet, pavyzdžiui, kad ten valgyt lervą, ne, dėl iššūkio, ne, yra Amerikoje pilna tų, žinai, realybės šou, tokių, kur išgyvenimai ir ten taip toliau. Dar dzin, bet visa kita... Bet ten vėmal savo valgyt, plėt. Seniai. Matau, Lukas, susiparinai, apie ką galvoji. Ne, aš tai laukiu, kol paveiks šitą temą, tiesiog labai nenoriu ją plėsti. Jo, davai. Nes manęs nervas ima dėl to. Davai. Pašvalus nahu visi. Tie, kurie turi tokį turinį, tai, ištrinkit galvas. Ir pradėkit dirbti kažką, ta prasme, ne jūs ten galite net man tai pajabati, bet žmonės, kurie atsakingi už interneto turinį. Pradėkit daryti kažką, nes tiesiog šūdų malūnas ir čia kuo toliau, to blogiau, kiek matau. Kodėl, kai sako šūdų malūnas, aš galvoju, tipo, ko jums blogai? Nežinau, čia toks posakis. Gal taip pagalvoju. Šūdo malūnas, ar kaip? Šūdo malūnas. Šūdo malūnas. Šūdų malūnas. Šūdų. Aš nežinau, čia toks posakis iš vaikystės. Pagalvoju, taip pat, tiesiog būna malūnas ir viduje jame šūdai? Turbūt ten. Maibacho. Aš kažkaip būna kartais pagalvoju apie tos posakius, kaip yra, ten, žinai, žalia rūta, blėt. Ko blogai yra žalia rūta? Tipo, rūta, bet Halkas, ar kas yra? Bandau literaliai. Tokį randu. Ne, tai ten, jo. Aš labai gerai atsimenu, kad ir su angliškais buvo tas pats, kai buvau su FIFA išvaręs, man sako, does it ring any bells? Tipo, ar, tipo, girdėjęs kažką apie tai. Aš toks, no bells ringing. Tai va, žinau, ką reiškia, bet tiesiog, tipo, atsakiau literaliai. Tiesiogiai priėmė šitus visus dalykus, ne? Ja, tai va, juokinga kartais. Ką dar atėjau, žemą šiandien, kaip tik pamačiau prieš podcastą. Pamačiau labai juokingą straipsnį. Apie skirybas meskino saudžiai, bet šitas toks kitoks biški. Tai biški paskaitysiu aš jums. Labai daug jau buvo. Aš labai tikiuosi, kad šitas straipsnis, mačiau kažkas įkėlė istoriją ir aš atsidariau ir tikiuosi, kad šitas. Žodžiu, kovo pradžioje šalį apkritėjo netikėta žinia, ten skirtingais keliais pasuko be nežymiausių pramogų pasaulio pora, ir paaiškėjo galimos priežastis, kodėl jie galėjo išsiskirti. Davai predictionai. Gerai. Čia jau žinai ar ne? Tai įsiskaitė. Tai jau skaitėjai, ne? Aš permečiau akim, bet pagalvojau, kad bus įdomu paskaityti. Poros santykius įvertino veidotyrininkas Tomas Saparis. Tai wow. Ai, tipo iš veidos. Jo, tai paklausykit. Pabrėžia, kad jie buvo labai skirtingi. Karolina yra didelė estetė. Pastebi visas mažytės smulkmenas, jos akys kiek arčiau, nosis yra labai plona, tas rodo didžiulį pastabumą detalėms ir estetikai.
Lūpos tikėtina galbūt yra koreguotos, bet įtariu, kad ir prieš tai buvo putlios, jos ir smailus nosies galiukas rodo, jog žmogus pastabus estetikai ir linkęs į perfekcionizmą. Tokie žmonės turėtų būti meno grožio pasaulyje. Žiūrint į Dominiką, iš pirmo žvilgsnio matome gerą tėtuką, gerą tėtį, gerą brolį, šeiminišką ir fainą žmogų su pakankamai storomis lūpomis, taigi bendraujantį ir komunikabilų. Jo akis yra žymiai gilesnės nei Karolinas ir kakta gerokai aukštesnė. Karolinas apatinė veido dalis ilga, o sudėjus su ilgu kaklu matome, kad ji gerokai aktyvesnė už OG version. Tikėtina, kad Karolina turi 5 kartus daugiau gyvybinės energijos ir nori visur lėkti, bėgti, kažką daryti, nes turi labai daug vidinės ugnies, o pas OG version jos nėra tiek daug. Jis ramesnis, stabilesnis ir gyvenimą norėtų gyventi ramiau. Minėtoje laidoje apie tai, dėl kokių priežasčių pora pasuko skirtingais keliais, kalbėjo Tasa Paris. Na, čia viskas komentarai. Nu, tose, blėt, kaip gali būti, straipsnis. Wow. Nebeturi apie ką rašyti, rašai, blėt, iš veido, kokie žmonės. Tose, kas. Šiaip amazing clickbaitas ir visa kita, šiaip belegas. What the fuck? Įsijungi straipsnį ir klausai kaip... Nu, tu man atrodo, biškai galbūt ramesnis žmogus, nes, karočią, vieną akis biškai gal žiūri kreivai. Tavo kakta primena man tokį, blėt, tokį tiesmuko gyvenimą, nes tavo nukreipta, žinai, plaukai va taip tiesiai yra. Tai tokia atrodo, kad tiesių keliu eini ir nežiūri niekur kitur. Tuo tarpu, žinai, butomis, va, sakykime, Kalnagobrį matome, ten šiaurės pašvaistas. Tai žinosim, kad pas jį linguoja va tai va visos emocijos. Gyvenimas va taip, faina, kaip kalniukai. Českas kaip yra, nieko negalim komentuoti. Tave akis biški, kadangi irgi įstrižai, tai tu niekada nežiūri tiesiai, tu žiūri visą laiką iš šono. Ir po to labai gerai matai savo, kaip sakoma, tą periferinį matymą, matai, kas vyksta aplinkui. Tai dėl to labai esi budrus. Jo, tu esi prisitaikintis prie aplinkos. Pačių pažiūrų. Pas tave biškiausis matos tokias atvėpesnis, tu labiau geriau girdi aplinką ir visas problemas realiai... Geriau įsiklausai į savo partnerį. Jo, ir dėl to tu gali geriau suprasti. Jo. Žinai, iš kitos pusės, sakykime, pas Antaną gal biškiai pakėlęs yra šitas lūpo žandukas, dėl to jam galėtų gal skaniau maistas lipti negu tavo antrai pusėje, dėl to galėtų būti priežastis. Jo, gali susipykti, ką valgy, su šerpica. Ne, čia vagilinė, mes tą, ką pasakėm, taip tą ir parašė. Apie nieką, apie ūkį ir bites. Apie ūkį ir bites, be abejo. Bet koks šis šūdas, ta prasme, wow. Negaliu patikėti. Tavo veidą gali papasakoti, koks tu esi. Nu. Taip, okei, gal galimai yra kažkokių tai dalykų, žinai, tokių, kad... Jo, bet... Karolina yra apie skaičius. Apie skaičius buvo, tai šį kartą apie veido bruožus. O šiaip tikit horoskopais, pavyzdžiui. Kažkada, man atrodo, kalbėjom, bet... Įsdavon. Biški jo. Biški jo. Yra. Yra pas tave, ne? Aš visą laiką su naujai žmonėm, jeigu... Jautis plus mergelė, ar tinka? Aš Google paieškoju. Aš seniai netgi zodiako žinau, jeigu... Nu, ne visus, bet dauguma, kas su manim sutampa, kas ne. Taip, Ai, tu net žinai? Aš net žinau, aš ant tiek esu išgooglinęs, ta prasme. Antanas susitinka su pana, what are you? Taip. Aš jeigu susitinku su mergina, aš paklausiu, koks yra zodiakas. Jeigu mums atitinka zodiakas, gerai, bandykime. O su tais, kuriais, pavyzdžiui, Aurimu dirbt bandai, tai irgi paklausi, ar ne? Jo. Sužinau. Tai. Okay, tai čia netikėtai, ne dėl to, kad... Antanas sakė, biški tiki, man atrodo, kad jis labai tiki. Ne. Žinai, prieina... Random žmogus, pirmą kartą gyvenime. Labas, koks tavo zodiakas, žinai. Vardas, nieko. Geras testas bus. Antanai, koks mano zodiakas? Ja. Tavo? Mes tiek kartų tavo su manim dirbai, kad tu turėtum... What the fuck? Turim tai dvinys? Ne. Ai, aš galvau taip, tipo, what the fuck, atspėjau. Aš irgi galvoju, lygiaugi atspėjau. O kada palaugim tądien? Tai čia galės skaičiuoti. Nu, jo, čia jau gali sužinoti, bet galvoju, tu sakai, visų išsidomi, bet man įdomu, ar mano buvo išsidomėjęs. O va tai išsidomėkime. O mano, žinai? Ne. Žinai. Jaučiu vandenis koks. Ai, taigi jisai per kalėdas. Bet nežinau, kas per kalėdas, kokie ten ženklai. O, tu spalį? Aš tai spalį. Aš tai žinau, kas. Aš tai galiu pasakyti, kas aš esu. Tu esi spalį, tai tu esi... Vienas iš dviejų. Arba kitas. Skorpionas? Ne. Tu kas yra spalį? Kas yra spalį? Kodėl tu... Tu skorpionas negali būti. Kas? Tavo gimtadienis spalį. Nu taip. O zodiakas koks tavo? Nu svarstyklės. Ai, tu blėt neapsisprendęs. Nu. Turėtum būti. Jo. Tas ir yra. Tu esi neapsisprendęs šiaip? Jo. Dabar man ne tai, kad neapsisprendęs, aš tiesiog labai tarp dviejų dalykų, kurie yra abu geri, niekada labai man sunku išsirinkti būtų. Ai, kur tau duoda, tipo, du panašius dalykus ir tau sunku. Jo. Daugumai taip yra. Bet jeigu, tarkim, taip aš sako, va, tai man sako, davai varom pavalgyti, kur varom? Į ten, nežinau, Araratą ar ten dar kažkokį. Ir tu, tipo, blėt, nežinau, ar tipo sakai, davai varom tą. Aš jau žinai, kaip tvarkausi su savo šitą problemą.
tai su šitą problemą tvarkausi, tiesiog šaunu, tiesiog... Random, jau tipo... Šiaip sakau, tu išsirink, dažniausiai supyksta, žinai, tai tiesiog važiuojam tą. Šitaip sprendžia, bet man būna sunku išsirinkti, sakykime, va dabar žiūrim kurį filmą, žiūrim čia psichologinį trilerį, kuris vertintas 9, ar žiūrim dramą, kurį vertinta 9 irgi. Tai žiauri sunku, ne? Jo, vat tarp šitų man labai sunku rinktis. Man tipo, aš beleką irgi pasakau dažniausiai ir tipo. Man vat tarp dviejų gerų dalykų arba pasirinkti, žinai, kokią mirtim norėtų mirtim. Nu, vat čia šiaip pagalvoju, tarp dviejų blogų, jeigu būtų, irgi neišrinkčiau turbūt. Jo, rinkčiau tą, kur greitesnė, bet jeigu abi būtų greitos, nežinočiau. O galiu nemirti. Mūsų zodiakai sutampa 68%. Nu, beldisai. Tai šiandien nėra blogai. Ai, neblogai. Koks tavo zodiakas? Vandenis. Vandenis. Nėra blogai. Tai tu bandai spėti, kad tavo zodiakas kaip... Tu bandai spėti, kad mano zodiakas kaip tavo zodiakas? Ne, tai aš sakiau dvynys. Aš žinau, man atrodo, kad su dvynys gerai sutariu. Ai. Bet keista, vat pasirodo svarstyklės ir vandenis lovoje beveik 100%. Prašau. O toliau... Manyti sugalti čia ar dėl ko taip? Ne, tai šitam... mes norėjome. Prieš paskestai kalbėjot. Jo. O tavo koks yra? Ožiaragis. O, vaikai. Su užsispyręs, bet ne. Ožiaragis, noriu pasakyti, ožiaragiai gruodį? Gruodis sausis, jo. Rimtai? Ai, avinas kova. Jo, avinas kova. Kova? Ne, žuvis kova. Mano mažuvis. Nuo 20 kovo avinas. Kovo 11, tai žuvis. Šiaip labai daug gimtadienių kovo visą laiką pas mane. Močiutės 12 buvo, tetos Rūtos buvo čia mano 16, pusbrolio 20, tėčio 25, labai daug gimtadienių kovo pas mane. Kovas tai už... Oi, vaikeli, blogai. Tas ne. Tram 7. Mačiau, kad pykstatės dažnai. O pasižiūrėk mano su Luku. Jo, pažiūrėk mūsų su Luku. Ožiaragis su svarstyklėm. Ką tu sakai? Svarstyklės. Ne, ką tu sakai? Svarstyklės. Aš ir negirdėjau. Ai, Kas sakė? pažiūrėk mūsų su Luku. Aš pasakiau, pažiūrėk mūsų su Luku. Koldėjo, kai žirafai, brat. O žeragės ir kas ten svarstyklės? Svarstyklės. Aš jau užsispyręs, bet užsispyręs dažniausiai... Ar reikia kažkur būti, ne, 4? Plamoje. Tai aš šau. Ai, žinok, irgi blogai, tram 4. Eik, dar blogiau. Tai gal jūs sutartumėt? Su kažko, blėt, galiu sutarti šitam kambarį. Aš noriu sutarti su kažko. Aš noriu šventę švęsti. Kiek mes turim laiko? Valandą. Nori kažką kalbėti? Parašykit savo zodiją. Su kuo jūs sutarėt? Ne. Ar mes sutarėm su jumis, su kažkuo iš jūsų? O kur tu varysi, ar negali sakyti? Aš važiuosiu mocą pirkti. Ai. Gerai, kad važiuoji mocą pirkti be... Negalėjau. Aš to negalėjau sakyti. Kodėl negalėjai? Nesvarbu. Užblipint žodį reikia mocą. Ir šitą užblipint. Tai reikia iškirt. Da. Aš negirdėjau, ką sakė. Negirdėjai, kas gal? Ne. Gerai, trečią kartą reikės. Sakiau, reikia užblipint žodį mocą. Dabar vis tiek turės blipint mocą. Jau 4 minutės. Aš važiuosiu tiesiog pirkt. Aš noriu pirkt. Negaliu. Varškis Ne, jo negalėjau sakyti. Fuck. Tai blipint 4 kartus 5 moco. Ką tokie? Moco. O tai būtent tą žodį moca? Tai kad važiuoju pirkt, Man negaliu. įdomu, ar žmonės atspės, kai mes sakom, kad žodį sakom moco. O tai tipo, tu gali sakyti, kad tu važiuoji, bet negali sakyti. Nesvarbu, paskui papasakosiu. Negaliu pasakoti čia. Nes pirks mocą. Moto. Gerai, bent jau visi vienoje vietoje. Atsiminsi tikrai, kad reikia užblipint mocą. Rašyk laiką. Jis dabar žiūri, kur tipo, blėt, aš šis prilupsiu. Jis dabar pyksta mūsų. Aš su juo nesutariu vėl. Ačiū labai už tą arbatą, kad atvažiavai. Jo. Kokia arba. Ai. Nežinau dabar. Kas dar? Įvyko kažkas šią savaitę? Pliama, man tai labai greit prieš tą savaitę atrodo, tai keturračiai buvo, po to... Ai, norėjau paklausti, šiandien tarp kitko galvojau netgi istoriją dėt. Ar man vienam atrodo, kad šiuo metu kažkodėl labai greitai laikais bėga, greičiau nei anksčiau? Šiaip taip, kuo toliau, to greičiau jis bėgs. Aš nesuprantu, kodėl taip yra. Dėl to, kad... Turi paaiškinimą? Nu, bent jau man bandė paaiškinti. Tai taip yra, kad kuo tu daugiau nugyveni, tu tuo daugiau prisiminimų tipo turi ir daug daugiau patirčių. Dėl to tau visa kita ne-impactful dalykai labai greičiau praeina, sakykime, negu... Žodžiu,
iš esmės, kuo tu jaunesnis būni, to mažiau prisiminti turi ir to viskas yra nauja, šviežia, panašiai visos naujas patirtis, tai tuo lėčiau viskas eina, nes tu gilinės į tai ir panašiai, kuo toliau ir rutinos atsiranda visokie tai dalykai. Tai principė reikia daryti kuo daugiau pirmų kartų turėti gyvenime, nu, tipo, naujų iššūkių kažkokių ir tada tavo vėl prailgės tas laikas. Teoriškai, jo, nes tau atrodys, kad jeigu per savaitę tu turėsi ten belekiek naujų patirčių visokių, tai tau tą savaitę turėtų teoriškai lėčiau praeiti, nebent tu ten, žinai, paskatinė ten alkoholį vartoji, ten greičiau praeina. Tai manau, kad čia ne tai, kad po prisiminimą, aš manau, kad čia yra tiesiog rutina, žinai, kur tu dieną iš dienos tą patį darai ir tu tiesiog tau dienos bėga net nejauti. Na gerai, bet ar čia man vienam yra, ar ir jūs tą patį? Čia visiems, manau, tas pats. Realiai tau dabar su 26. Greitai tau irgi laikas eina dabar. Ar kuo toliau to greičiau, ar tipo taip pat? Nu, bet šiaip, tipo jausmas. Ne, bet šiaip kaip jausmas, tipo. Ne? Ai. Nes man atrodo, vis man tik pirmadienis, jau žiūrėk vėl penktadienis. Jo. Vėl ateina pirmadienis, žiūrėk vėl penktadienis. Vėl gerti reikia. Ne, yra tas tikrai ir labai jokinga, ypač turėtum, jau pastebėsi, man, sakykime, nuo 26, kada šiais metais prasidėjo, kada manęs paklausė, kiek man metų ir pas mane pasąmonė nori atsakyti 25. Mhm. Aš pamirštu, kad man 26 sėja. Tai įdomu bus pažiūrėti. Labai turiu, va, šitas irgi neblogą istoriją. Skambinau prieš savaitę, gal prieš porą. Ai, tu pasakai. Ai, bet ne ant podcast'o pasakai. Ne, ant podcast'o pasakai. Ai, jo, labai gerai su metais. Jo. Jo, dabar teisingai prisiminiau. Žodžiu, važiuoju ten Šiaulius, važiuoju atgal, ten pirmyn atgal ir, žodžiu, buvo metų žaidimas per Power Trade. Ir galvoju, Andurinas paskambinus tik nieko neveikia, dar ilgas kelias laukia Kauno. Paskambinus man atsiliepė ir mes ten kalbėjom, ten manęs klausinėjo, ką ten užsiemu gyvenime, ten tas anas, turiu vaikų namų, esu tuokas, kiek ten metų teisės turiu, ant klausimų, žinai. Ir paskui jie, tipo, skambino žmonės šokia ir spėja, kiek tau yra metų. Mačiau šitą žaidimą, girdėjau. Tai vieni ten pasakė 25, kiti ten 30, vienas 27, žinai. Nu ir, tipo, sako, būgnininkai sumuš ir tu pasakyk savo amžių. Ir man jau tie būgnininkai muša ir, blėt, galvoju, kiek man metų? Ir, žinai, ir tie būgnininkai pasibaigia, 27, žinai, o, čia atspėjo, viskas smagu, ačiū, malonu, viskas padėjo. Ir 10 minučių žiūrėjau ir galvoju, man tikrai 27, žinai. Ai, ne? Jo. Ir aš skaičiuoju, ir važiuoju ir skaičiuoju, žinai. 96, blėt, man 28, šis metas 29. Blėt, man 29 tuoj. Ir aš toks, gal, apipisau visą Lietuvą, žinai. Kiek man metų? Pasime, realiai aš antiek pasimečiau, kad net po to dar 10 minučių važiavau ir galvojau. Geras. Man draugelis ir paskui rašo, sako, tau tikrai 27, žinai, ir toks, blėt, jaučiu, kad ne, ir skaičiuoju, tą žvengų vėliai, kiek deda. Tai, pasime, jau, čia jokingai skamba, žinai, kai tie 2-8 pasimetė, tai kas bus, kai tau bus pidisoka, žinai, ten 5. Aš jaučiu galvos, kad man 3-5. Bet čia manau iš tos, kad aš bet visi taip sako. Nesijaučiu senas, tarpsime, vyresnis labai, žinai, tai aš taip, dėl to ir galvoju, kad man mažai metų. Aš sakyčiau, man kokia 24, žinai. Tai gerai, pagal savijautą ir pagal protą. Turim jau titlą šito podcast'o, kaip Butomis apgavo Lietuvą. Principė, bet per tave, per tavo apgavystę laimėjo žmogus. Jo, bet nieko nelaimėjo. Tai. Ai, nieko nelaimėjo. Tai kodėl? Aš galvoju, bent bilietus, čia tiesiog toks žaidimas. O tai kas gavo bilietus? Nieks. Kodėl spėlioja? For fun. Jo? Smagu čia? Nu, tipo, jo. Smagu čia. Ir kas svarbiausia, kad aš, tipo, sako, kom tu užsiemi gyvenime, žinai, sakau, nenoriu atskleisti, sako, tipo, kodėl, žinai, kas čia tokio, sako, čia mokesčius nusakinėjai, žinai, ne, sakau, moku dar daugiau negu jų, žinai, negu įprastai, žinai, darbininkai, kaip sakant. Ir iš balso kažkas atpažino, kročią, ir darbininkai, kaip sakant. Darbininkai, kaip čia darbuotojai. Nežinau. Nesmė. Ir iš balso turbūt aš atpažinau ir sakė, pradėjo jiem rašyti ir sako, ai, tai mes jau žiūrim tavo YouTube'ą, sako, jau Instagramą viską, žinai, atsidarė, tipo, tie vedėjai, žinai. Sako, jau išsiaiškinom, kas tu esi ir, tipo, pradėjo paskui jau rašyti. Net sako, o, čia, sako, žmogus savo metus parašė ir vardą pavardę. Nors, tipo, mano vardo pavardės praktiškai niekur internete nėra. Tai viską žinau. Tai kokia tavo pavardė? Nesvarbu, Butomis. Aš per... Nesvarbu, Butomis. Tomas, nesvarbu. Jeigu būtum paklausęs seną podcastą pačią pradžią, kur aš pradėjau, Antanas Jakimavičius, Tomas Butavičius ir Lukas Čestavičius. Butavičius. Butavičius, Jakimavičius. Butavičius, ne? Jau tai čia? Nu taip. Tomas. Kai tu toks pasimetęs atrodai? Nes kažkaip... Atrodo, kad netinka man tokia pavardė. Nes atrodo, kad tu mane apgaudinėjai. Butomis, jis sakė Butomis, tas mes...
Visą laiką rašysiu Butomis. Mano tėvai vėl Butom vadina. Ne, Nu. gal, prikoliu. Ne, šiaip mane visi vadina Butomi. Markas irgi? Būna. Šiaip A, ne? būna, jo. Bet, Markas tai yra jo sūnus. ne mano. Nu, ne ta- sūnus, o aš esu patėvis. Jo. O Gabrielė kaip tave vadina? Tomukai, mylimiausi. Okay. Ne, tiesiog- Ne Butomiukai. Tiesiog Tom. Ne, draugai vadina Ai, Butomi. vadina taip. Arba Tomukai, arba Tomai. Belėt, Tomai. Jo. Tomai. Jo. Ne, šiaip jokingai, kad mane iki turinio kūrimo pradžios, 2015 metų, mane visi vadino Tomiu, dėl to, nes mūsų šaikai buvo labai daug Tomų, tai kitus pavardėm vadindavo, kartais ir mane pavardė vadindavo, bet daug kas vadino Tomiu, nežinau dėl ko, gal kad jauniausias buvau iš visų turbūt, žinai. Ir paskui, kai pradėjau kur turinį, atsirado Butomis ir tada visi Butomi pradėjo vadinti. Kaip mes susipažinom? Mes per Coca-Cola reklamą susipažinom? Spraito. Sprite. Jo. Spraito ten, kur piešia tą didžiulę Vilnių. Jo. Ten buvo Oma gal. Nebuvo Omanto. Mes sužinojau tada, žinai kas buvo? Buvo Omanto X. Neatsimenu. Kas yra? Ne, nieko. Ne, aš Smagu atsimenu, kad tu pasikalbėti. buvai... Pavydą ar kas tai yra? Kad tu nebuvai su mumis. Ne, tai nepavydžiu. Ne, tai Šiaip kalbėkit toliau. Fun fact, aš su jumis abiems susipažinau prieš man pradedant kurti turinį lietuviškai. Jo, tu angliškai. Taip. Mes Susipažinau, tai tu kuriai tuo metu turinį. angliškai. Aš nežinau, ar jis angliškai. Ne. Kažkokį renginį. Ne, senė, taigi mes susipažinom. Tu renginį kažkokiam atėjai Aš intervą. laimėjau visų pirma, renginį, visų pirma tave kalbinau, mes turėjom Eltų kanalą su Titu. Taip. Tada Atsimenu. Laimėjau tavo konkursą. Konkursą. Jis darė konkursą, karočią, kad nufilmuot video kartu su juo ar kažkas tokio ir aš Jo. laimėjau tą konkursą. Nes aš taip, tam renginį jisai buvo davęs savo kontaktą e-mailą, dėl kažko aš Jo. neatsimenu dėl ko. Ir aš tada renku nugalėtus per tą appsą, žinai, kažkokį ir žiūriu, Ne, ten buvo kitas. ai, kitas, ar ne? O gal... Ne, tas buvo, žinok. Aš atsimenu, kad iš to. Ne. Jo. Man atrodo, kad buvo, žinok, LC stovas 3. Ne, Detiko, žinok, buvo. Rimtai? Taip. Tai tu realiai buvai jo fanas, taip šyna, kad... Ne, tiesiog Ar tiesiog? aš tuo metu pažiūrėjau video, neatsimenu, kad ten reikėjo padaryti. Tam štukų turėjau, man atrodo, subscriberių, tipo, sakau, davai su kažkuo iš jūsų padarysiu videką. Jo. Ir aš žiūriu, Detiko. Ble, kažkur girdėtas ir aš jam parašau, o tavo e-mailas netoks? Sako jo, tai darom videką. Jis atvažiavo tada pas mane, tada mes darėm video. Atsimenu, kaip tas video atrodo, bet neatsimenu, apie ką mes jį darėm. Kažkokie... Mediniai bariai. bairiai, jo. Darėm tą videką kartu. Nebuvo cringe. Nu, tai buvo Ne, toksai, kur... Suvaibinant iš karto. Šiaip jo, viskas gerai, bet... Šiam 6%. Aiškiai gal buvo nejaukų, bet... Jo, Bet normaliai. Ne, veldu šiam 6%. Šiam 8. Aštuoni, jo, nemaišyk. Ir tada aš pradėjau savo kurti. Ir tada buvo tas... Aš Instagramą kurdavau šiaip ten pastoviai visokius ten prikoliukus kažką. Ir tada dariau tą, kad padarysiu video, kaip suslidėm varau, jeigu surinksiu ten kažkiek followerių. Ir tada buvo, kad Antanas pasišerino, ten šiaip labai daug pasišerino creatorių. Ten, kuris prie mašinas prisirišai. Jo, ir tada mes filmavom tą video, kur tu mane vežiai su slidam. Aš? Jo, neatsimeni? Ne, what the... Adomas filmavo gale, o tu prieki vairavai tą Chryslerį. Ai, kažką gal ir prisimenu. Ir tu žvengiai ten, kai aš krisdavau visą laiką. Gal prisimenu. Tu realiai, nu jo, tu filmuoji mano pirmą videką, tada aš pradėjau kurti. Aš filmavau tavo pirmą. Ne, tu filmuoji, su tavim. Jo, Tu buvai jo pirmas. Aš buvau tavo pirmas, reiškia. Nu, izoliuotiškotas slidas. Jo, aš atsimenu. O tada varėm į Jaketę, kur aš įsmaudžiau ir susirgau. Aš irgi buvau. Jo. Eik, tu načert. Seniai labai greit bėga laikas. Senimas mane šizofrenija, aš nežinau, ką aš Jo. sergu. Tada varėm, tu sakai, sveikas, sako, čia į tą kitą, žinai, tai po to varėm į tą, į tiesiog upę, kur iššokau. Ten prie tavo namų, ne? Nu, Jo. jo, kažką ir atsimenu dabar jau. Jau dabar biški, atsisuka biškyta, žinai, smegenys. Tai jau. Daug laiko praėjo. Viskas, baigiam. Šikt. Jo, ačiū, kad gyvenat. Ačiū, kad esate. gyvent. Ačiū, kad Nežiūrėkit tų klausot. dal bajobų. Ačiū, kad klausot, smagu, kad palaikot ir smagu, kad mes čia esam. Smagu, kad čia mes komentuojate. Smagu, kad būsime. Smagu, kad esame. Parašykit komentarą, laiką, uždėkit subscribe ir pasidalinkit su savo mama. Šitas podcastas. Ir su klasioku. Šiaip labai daug žmonių vyresnių rašo mums. Tai vyresnių, tai vyresnių už mus ar vyresnių, tai jaunesnių už mus? Yra, kuri vyresni už mus rašo, kad Tai žiūri čia mūsų nuotaika. podcastą. Jo, tai čia fainai. Tas žiauriai zaibys. Mano
Neklausau. Tai daug 7 metų, sako. Ačiū. Tai tiek.